Rytais čia susirenka ne tik mokiniai ir mokytojai. Čia susirenka dienos, istorijos, žmonės. Vienas ruošia kontrolinius, kitas taiso darbus. Vieni žaidžia futbolą, kiti tiesiog kalbasi. Kažkas geria kavą, kažkas moko, kažkas mokosi. Paprasta, bet būtent tai ir yra svarbu. Jau daugelį metų mūsų gimnazija daugiau nei mokykla. Tai vieta, kur iš mažų akimirkų gimsta prisiminimai. Tyle w tej liczbie chowa kręci się świat, a w szkole wciąż od nowa w rytmie szalonych wydarzeń i praw pełnią barw rozkwita. 60 lat dzwonkiem się rozpromieni niepewny start. Szybko matura zmieni, znów pędzi czas i zaczyna się gra. To gimnazjum wita nas. Paskaičiavau, išsigandau 33 Kristaus amžius. Oi, jau daug, 35 metus. Šioje mokykloje aš dirbu 13 metų. 2,5. Dirbu čia jau 11 metų. Šioje mokykloje dirbu 6 metus. 11 metų. We wrześniu będzie 4 rok. Manau, mokiniai nežino apie mane tai, kad aš turėjau ilgesnius plaukus. Na, tikriausiai viską žino. Per tiek metų viskas išpasakota. Bet kai kas gal ir nežino, kad važinėja su keturračiu. Užsidedi šalmą ir niekas tavęs nepažįsta. Mokiniai nežino apie mane, tai kad aš nešioju akinius. Kad nemėgstu skaityti knygų. Miałem konia i lubię koni. I jak wyjdę na emeryturę, to chyba sobie jeszcze konia kupię, bo teraz nie mam. Bendrystė. Be žodžių. Mūsų kolektyvas yra pats nuostabiausias. Mokykla man yra mylima. Man mokykla yra draugai, mokslai, zabava, pamokos. Man mokykla yra linksmybė. Mokykla labai pasikeitė, dvigubai padidėjo mokinių skaičius, labai pagražėjo, pašviesėjo. Turime ir naują aikštyną pagaliau, tai iš tikrųjų mokykla labai keičiasi, labai keičiasi patys vaikai ir džiaugiamės turimų nuostabių kolektyvų. Lekarzem, chirurgiem, a drugie marzenie było malarzem. Šiandien švenčiame ne tik metus, bet ir žmonės, kurie jos kūrė.